Taigi, kol mes laukiam, kad Bitcoinas iš šito mažo range konsolidacijos ant 4 valandų išeis, kol mūsų pozicija dar atidaryta ir laukiam 72 tūkstančių pagal mane, tai galim žvelgti ir kitą altcoin poziciją, kurią vakar pasidaliau, tai Eigen. Trumpai pereisim, ką aš matau ant charto, tai matau, kad daily bias, tai daily nuotaika yra toliau downtrendinė, bearish, ir prieisim prie 15 minučių, tai mes norim būti short pozicijoje per visą šitą mūsų. Ir ant paskutinio supply zonos, nuo kurios galėjom nuo čia shortinti, nuo čia galėjom shortinti principė, nuo bet kurios paskutinios ekstremalios supply zonos galėjom shortinti, tai shortas buvo štai čia, šitoje vietoje, pagrindinis, matom, kad entris rodo čia, dėl to, kad aš pagrindinę poziciją dar čia pirkau per 4 kartus ir vidutinis entris gavo štai čia. Tai esam dabar shorte, gražus rezultatas ir turim seną akumuliaciją dar ant 4 valandų nueisiu. Turim seną akumuliaciją štai nuo čia, nuo kurios truputėlį bouncinam, bet bounces kol kas ne per didžiausias yra. Tai galim tikėtis, kad į šitą akumuliaciją dar ir įlysim. Tai kol kas pilnai pozicijos aš tikrai nenoriu uždaryti. Uždarysim dabar tik tai dalį pozicijos, uždarysim kokius 25%. Kas būtų $143. Ir toliau paliksim poziciją atidarytą. O daugiau, jeigu kažkokį gausiu ant 5 minučių market structure atgal į viršų, pradėsiu tradą dar labiau uždarinėti, o kol kas entry, stop lossą perkeliam į entry, kad būtų risk free tradas ir viskas. Ir jeigu norit daugiau pamatyti tokių tradų, tai užsukit pas mus į Telegram. Ir žinoma, pagrindinis dalykas, tai giveaway laimėjo šitas žmogus. Tai prašau per 24 valandas susisiekti, padėsim susikurti kripto piniginę, jeigu neturit, ir gausit prizą, kurio taip ir nusipelnėt už komentarą. Aktyvumas nebuvo per pats didžiausias, vidutinis, tai pažiūrėsim, gal kitą kartą dar padarysim. Už mėnesio kokį bent jau vieną giveaway, didesnį, mažesnį. Tai pasuportinkit mus, palaikinkit, pafollowinkit, užsukit į Telegramą, o iš pono Tomo laukiam žinutės.